Tai labą dieną visiems. Senokai matėmės. Jadvygiškių tvenkinys, tai pabandysim čia kurį laiką pažvejoti, pabandyti pagauti. Na, ištikimai aviža, plonas valas. Nu kągi, pabandom, pasižiūrim, čia kažkaip tai žvejų ištirptą vietą. Ką gali žinoti? 0,3 gramo kažkoks tai kirminiukas. Sunku patikėti, bet čia vasara pirma žvejyba. Mažylių būrys atsiveja. Kažkaip nelabai ką. Nėra ką pagauti turbūt. Lėtai vežiau dugną užkabinau. Nu kurgi jų žuvelės? Šeriukų turėtų būti čia. Nesupratau, žolę kabinau ar timtelėjo kas truputėlį, bet matyt labai jau mažas turėjo būti. Nu, pabandom dar kartą ten pat. Taip va. Gal spalvą keisti reikės. Nieko. Čia prie meldų būrys. Žuveliaukų tokių. Nulis. Visiškai nesidomi niekas niekuo. Čia ar tai žuvis tikrai nekimba, ar tai praradau gebėjimą pagauti žuvį. Prie kojų stovi šeriukai ir nieko jiems. Ne, turbūt reikia keisti masalą. Einu persirišiu į kitą spalvą. Nu, pasipuošiu į va tokį. Svorio nedidinu, keičiu spalvą. Ir raudonas šitas tuksi. Bet taip labai atsargiai jau. Bargžybiškį ir visą gerą. O! Ja. Pirma žuvis. Puikumėlis. Reiškia raudona. Dar vienas bamt. Nepasikerta. Čia nieko. Nu, dar kartą. Nu, čia tų mažulių būrys toks. Tik tai. Aišku, svoris 0,3. Spalva raudona ir rusumų kažkas tai tokio. Nu, okei. Čia baigiam tada. Vis tiek. Vietelę žuvį davė. Tai eisim, ten pabandysim. Po to prie liepto tam kampe. Va čia vietelė yra. Po to ten vietelė, dar 3 vietelės. Tai va, 5 vietos apgaudymai, nu kodėlgi ne. Tai ačiū žuvelį. Tikiuosi, pirmi prieisiu, negu atlieks maudytis. Dar viena galimybių vieta. Nelabai čia man patinka. Čia turbūt galima pramesti. Nu kaip ir viskas. Bandom čia tik tai. Tas pats musaliukas raudonas. Coca-Cola ar kaip ten jis vadinasi. O gerai metasi, čia turbūt pavėjai. Nu, bam. Lėtai suksiu, nieko nedarysiu. Jokių virpesių. Nieko. Turbūt trumpalaikis čia tas lietus. Nu, čia nemesiu, einu toliau. Na va, ir po lietaus. Palei dugną bandysiu pravesti. 0,3 gramo, kol paskęsta, tai reiks palaukti.
Nu, va, pasiekė. Ką keičiam? Sniego baitumą. Kad ir žuvies aktyvumo kažkaip nesimato. Žiūri tą vandens paviršių. Tylu, ramu. Nu, einam į kitą pusę. Nu, bandom čia. Ten burbulai labai kyla. Nu, aš turbūt pabaidžiau tą žuvį, dingo visi burbulai. O iš tikrųjų čia žuvis ir buvo. Nu, keist kirminą reikia. Patikimiausias. Jau ketvirtoje vietoje gaudavo šiandien. Jeigu vietos žuvis, tai čia skaitosi 4-1 ežero naudai tvenkinio. Einam toliau. O, tik tai mažulis kažkoks. Nu, einam kitur. Va, ten pradėjom gaudyti, va. Ties tą vietą. Matosi iš šiandien. Bet šitas turbūt video gal net bus labiau saunis. Balso nėra. Tyliai kalbėti nesigauna. Arba rėkti reikia prarėkti, arba užkimusiu balsu. Šalia maudosi žuvelės. Bet tai taip niekas, kad... Čia matyti šitą tvenkinį tokia ir specifika. Žuvis pavasarį arba anksti ryte. Nu ką, einam toliau. Užbridau naują vietą. Užmečiau. Nepatogu. Čia. Ne, reikia dingti iš čia. Einam kitur. Dar viena vietelė. Pakyla vėjas. Net draugas įsiekiai su afišu būnė. Bet taip tuščia. O, geras duktas. Antras. Palauk. Monstras tiesiog. Einam toliau. Pam-param. Nu, va, tvenkinio pabaiga matosi. Ten toliau niekur neužeisi iš kranto.
paskutinė vieta. Tik va vėjuota biškį. Bandom. Gaudom. Negaudysi, nepagausi. O, tu šuoli. O! Oi, tu. Nu ir varyk. Nepamačiau, kad išsikrovė baterija, bet per tą laiką va. Na, koksai. Bet kibimas buvo geras. Lenkia meškerį, tai oho. Nu va, jei žmoniškai nekimba, na tokį pasiūlysim. 0,5 gramų. Nu, grįžom į auksą. Auksinė. Nu, matyt, tuo ir baigiam. Užskaitom kelias žuvis. Dėkingi už tiek. Tai ačiū labai už dėmesį. Dėkui ir už komentarą, jei bus tokių. Tai tam kartui tiek. Iki.